Kitokia Lietuva. Sveiki, radijos stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalų Pūkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galėsite sudalyvauti, skambinkite 340077 Kaune, Kauno kodas 837 arba jau dabar 0, turbūt 37 dar galioja. Studijoje svečias politikos analitikas Karolis Bruder, ekonomistas, ir aš Kęstutis Pūkas, bandom pakalbėti apie tą kitokią Lietuvą, ar jinai galėjo būti geresnė, ar tikrai galėjo būti geresnė, juk viskas priklauso nuo rinkėjų. Ir rinkėjų smegenis plauna, meluoja, formuoja nuomonę ir tikrą tiesą pateikia labai taip jau ribotai. Ir kiek tos tiesos, mes bandom šiek tiek praplėsti tos tiesos galę, bet negalim visiems žmonėms paaiškinti, pasakyti, kad klausykite, ką mes sakom. Bet iš tikrųjų tokia rekomendacija yra. Taip, kad įsiklausyti reikia. Bet žmonės girdi kito rekomendaciją. Jie girdi, kad Lietuva niekada taip gerai negyveno. Taip, ir sako, nu tikrai, pažiūrėk, dar nemirim. Niekada taip gerai negyveno. Vyriausybė geriausia, geresnės būt negalėjo. Vyriausybė tikrai geriau negyvena, taip kaip gyveno, jiems tikrai geriau buvo. Tai žinot, tai jie klauso, gal truputį kiek mes sakom, bet klauso, kad čia oficialiai. Nu, mes irgi oficialiai kalbam iš dokumentų, mes tikrai neprisigalvojam ir skandalų nekeliam. Nu jau, mes žinot, jau praščiokai. Tie padugnės, tos priešai sistemos. Jo, nu, nesvarbu, kol galim, tol kalbam, kol tikrai turim ką pasakyti, tai norėčiau, kad įsiklausytumėte į tuos žodžius, į tas faktus, į tuos dalykus, kurie tikrai svarbus būtų kuriant kitokią Lietuvą. Karas stebėte, apie Lietuvą gerai, bet Vokietijoje, sakykit, ar galėjo būti geriau? Ar yra geriau, nes žmonių aktyvumas pakankamai didelis. Ir pažiūrėkit, kuo jie susirūpinę ir kur nuvedė ta partija, kurie šiandieną laimi rinkimus Vokietijoje. Žiūrėkit, elektrinių neturi, ir emigracija baisi. Baisi kriziai. Jo, tai jūsų įžvalgos kaip politologų. Ir ekonomistų, žinoma. Ten ekonominiai dalykai labai svarbus šiandieną. Labai svarbus ir situacija labai prasta. Iš esmės tai, kaip prognozavo, tai taip ir įvyko. Reiškia, kad buvusi ta valdančioji partija pralošė taip, kaip niekad nepralošė. Tai Šolco. Šolco, tai socialdemokratai. O laimėjo vadinami tie konservatoriai, buvusios Merkel partija, bet laimėjo truputį mažiau, jiems žadėjo 30 daugiau, paskelbė šiandien, girdėjau, kad 28% gavo. Antrą vietą užėmė alternatyvą Vokietijai, bet vėl konservatorių vadas, būsimas kancleris Mercas, viešai pasakė, aš viską padarysiu, kad jūs valdžios neturėtumėt. Bet jie čiagi spjauna iš veidą žmonėm, kurie rinko. Čia vat kas? Vokiečiam, taip. Vokiečiam. Ir šiandien, kaip sako, tai daugiausiai balsavo už alternatyvą jauni žmonės. Matot kaip? Sakykit, kaip pat jaučiasi tokios partijos, konservatoriai, čia Lietuvos net nėra ką lygiai, čia liberalo jau nėra. Bet šitaip spjauti veidą jauniems žmonėm, kurie balsavo už kitokią partiją, už kitokią, sakykim, politinę kryptį. Kaip šitaip galima? Žiūrėkit, kaip šitaip galima? Dabar jau galima. Juk jie faktiškai, spjaudo ant Amerikos. Viešai spjaudo.
O po to sako, matai, va, kaip su mumis elgėsi. Nu, čia, žinot, Jo, tai žinot, kaip paradoksai tokie. jo, kaip paleidžia vadžias, tai paskui sunku sustoti. Kaip O- pasibaidęs arklys, žinot, paskui jau nesuvaldai. Lekia jis. Sustoti. O situacija yra bloga ir, bloga situacija, suprantat. Ir tai vėl kaip pranašauja, jeigu dar jie sudarys tą koaliciją su žaliaisiais įtrauks, tai pranašauja, kad neišbus tos kadencijos, vėl bus pirmalaikiai rinkimai. Bet kiek nuskriaus pačią valstybę. Tai skriaudžia šalį. kiekvieną dieną, suprantat. Čia yra baisus dalykas. Čia yra baisus dalykas, kad žmonės nesuvokia, vis, žinot, viltys, laukia, tikisi, o gyvenimas kiekvieną dieną. Dieną pragyvenai, praėjo, nėra, negrįžo. Niekada negrįžčiau viskas. Negrįš. Taip. Suprantat? Ir pagalvokit, dar taip neseniai, tokia Vokietija, malonu buvo žiūrėti, kaip tvarkėsi. Aš jau nešneku, kad traukiniai, tai juk skaitė, kad Vokietijoje traukinys, tai gali laikrodį nežiūrėti. Į traukinį pažiūrėjai. Žinai, kaip yra. O dabar, jeigu pusę valandos vėluoja, tai nesiskaito. Normalu. Normalu. Taip, kad, kaip sako, žinot, jie partija švenčia, kad laimėjo, bet šventės nėra. Taip, kaip pas mus laukia, daleiskim, rinkimų naktį, atsimenat, kaip rodo. Užsisako restoraną, ten laukia jo ovacijos iš karto. Kaip pasirodo, kad laimėjo ovacijos, džiaugiasi čia. Po tos nakties tie džiaugsmai baigėsi, kaip reikia dirbti. Nu, matot, Lietuvoje dabar laikas toks geras, išrinko, išvažiavo, atostogavo, jie visi linksminasi, gerai gyvena, žinot, pajamų užtenka, matyt, viskas gerai. Tai vis tik tai, kaip susiformuos, mes matysime Vokietijos valdančioji dauguma, bet vis tiek ten, kažkaip perspektyvų, tu nematyt, ko tikėjosi jauni žmonės, jauni vokiečiai ir politika, anksti kalbėti, bet turbūt prie senų vėžių. Jo, žiūrėkit, kalba tie amerikiečiai kalba. Aš nebuvau toje Amerikoje, aš gink dieve, nei aš jų tenai koks rėmėjas ar pritarėjas. Nereikia mano pritarimo. Bet negali negirdėti, ką sako. Jie sako, skolintis pinigus ir išdalinti tos pinigus. Tai kur tas veda? Čia kiekviena šeima turbūt žino, kad jeigu pasiskolino ir pragėrė, prabalevojo, tai kur veda? Tai čia tas pats. Jo, ir dabar Vokietija, reiškia, ten jau jie žegnojasi, kad gynybai kiek ten jie skirs. Žiūrėkit, ką kalba dabar, ką Trumpas kalba apie, konkrečiai žiūrėkit. Pas mus nėra jokių priežasčių, nėra jokios būtinybės išleisti $1 trilijoną kariniams reikmėms. Ir Kinijoje nėra jokios būtinybės išleisti $400 milijardų, 2,5 karto mažiau. Taip. Ir aš jums pasakysiu, kad mes galim tą dalyką patvarkyti. Mes galim susitarti, mes galim tos pinigus panaudoti kitiem reikalam. Taip sako Trumpas. Ir žiūrėkit, kaip jis toliau sako, kad Kinija iš esmės atsilieka kariniai, reiškia, galybei nuo Amerikos. Iš esmės atsilieka. Bet už 5-6 metų jie mus pavys. Pas mus jau tiek daug branduolinio ginklo, kad galima pasaulį sunaikyti 50 kartų, 100 kartų. O mes kūrėm naują
branduolinį ginklą. Vat. Ir jie kūrė naują branduolinį ginklą. Tikiuosi, kad neteis niekada toks momentas, kada mums reikės tos panaudoti ginklus. Ką jūs daryti? Jo. Bet vat racijos yra. Nu, labai racionalu. Galvojat, girdi kas nors Europoje. Jo, Arvydas iš Tauragės nori įsijungti. Klausome, Arvydai. Labą dieną. Labą. Labai malonu jūsų paklausyti kiekvieną per vandenį. Nu, žinot, norėjau pasakyti, kad apie Vokietiją jūs čia biški neseniai kalbėjot, kas ten darosi tai Vokietijoje. Jūs paimkit, kas Vokietijoje pasidarė, suprantat? Aš dirbau Vokietijoje prieš 10-15 metų. Nu ir suprantat, kas buvo Vokietijoje, kada suvažiavo visi valkatas kokie tai, visiems pašalpų, nieks dirbti nenori. Ir ką padarė iš Vokietijos, įsivaizduoja, šitokia šalis buvo, šitokia švara, šitokia tvarka. O kai nuvažiuodavo į Turkų rajoną, nueidavo, nu tai ten, žinokit, tiek apšiktas visos gatvės yra. Jie turkai, jie laukuose gyvena. Jie atvažiavo į Vokietiją, į švarų miestą. Gatvė šiukšlėm prišikta. Baisu, tiesiog baisu. Lietuvoje tą patį padarys, kas daros Vokietijai, žudimai. Ir čia tas pats prisileido visokių butelių į šalis, savo gerasią šalis, utėlės suės viską. Tarybų sąjunga suėdė, suprantat, kai dalina visus turtus. Tokia šalis buvo, Vokietija tokia šalis, o Lietuvai tai nieko daryti. Dabar pažiūrėkit, toks dalykas yra. Reiškia, Duda, kur milijonus turi, Norfai vadovauja. Dabar įsivaizduokit, visas pardavėjas juokėsi, sakė, į koncertą susirinkut, 50% duoda nuolaidą. Tai ten, žinokit, eilės, kaip rusų laikais buvo prie koncertą, Kaune, Vilniuje, koks suvažiavimas. Jis sako, Lietuva gerai gyventi. Kainas pakeltas pirmadienį, nu ir paskiau 50% nuolaidą. Ir visi perka, o eilės, žuvitą, kuri įsilaikiusi, perka, pažiūrėkit, ponai, kas darosi tuose parduotuvės. Atvažiuoja, jeigu šiai Seimo nariai į Norfą, į pasižiūrį, kaip žmonės gyvena. O tą norėjau pasakyti. Sėkmės kviečiu į Norfą atvažiuoti. Jo, nu ačiū. Nu, pavardė ne Duda, o Dundulis, kuris čia labai jau reklamuojasi visur, kaip jis čia Lietuvos valdytojas, tai čia jų politika, jų žaidimai su žmonėm, tai čia patys vertinkite, čia ne mūsų laidos tema, bet va situacija, kad bėga, žmonėm pasako, duos pigiau, grūdas, viens per kitą, kad gautų. Tai įsivaizduokite, jeigu gyvena kas ketvirtas žmogus žemiau skurdo ribos, jau netgi daugiau negu ketvirtas, 3,5. Tai kur jie nebėgs, kur akcijos, kur galėtų žmonės dar nusipirkti kažką valgyti, padaryti. Nu ir vedžioja už nosies daug, pakelia kainas, o paskui sako, tai čia tie, sako, net etiketė, sako, užklijuota, nauja, jau seną pakelė, kaina kita. Tai čia jo, ir žiūrėkit, juk vėl tą eilinį kainų kilimą užprogramavo konservatoriai išeidami. Jie numatė, reiškia, tos akcizus padidinti nuo sausio 1 dienos. Taip. Ir rezultatai, klaikus rezultatai. Baisu. Aš savo akim netikėjau, aš atsiprašau jūsų. Savo akim netikėjau. Tu visi perka pastą, dantų, taip. Pavyzdžiui, burno įskalavimo skystis. Pasta 7 eurai. Dantų skalavimo skystis 12 eurų su kapeikom. Bet padaugini iš 3,5 lito. Kas nors gali įsivaizduoti, kad kainuos 25 eurų litai. Pernai kainavo 5, daleiskim, 7. Įsivaizduojat? Jo, bet aš noriu pagražinti atgal žmonės, kada gaudavo 100-120 litų žmonės atlyginimų. Ar jie galėjo įsivaizduoti, kas iš šių pinigų dabar liko? Ką viską padarė? Kas padarė viską? Stanislavas iš Utenos. Klausome, Stanislavai. Labą dieną. Labą. Jūs man dabar pasakykite, kaip yra su visa vyriausybė. Konservatoriai buvo stūkčiai, o dabar šie dar didesni stūkčiai. Žmonės menkina kaip nori. Jos reikia šalinti kartu ir su prezidentu. Šit trumpai.
Nu, Žiūrėkit, jeigu galima kartu su prezidentu, juk neseniai prezidentą rinkom tik tai, taip? ja. Žiūrėkit. Bet kam išrenka, paskui sako šalint. O čia, kaip čia buvo, Karoli? Gera tema labai. Jo, žiūrėkit, kaip buvo. Iš tų kandidatų, aišku, stipriausiai. Aš kalbu taip savo nuomonę, bet aš nepažįstu tų žmonių, bet aš matau, yra pagal kaip vertinti. Tai stipriausias buvo Vėgėlė, Ignas Vėgėlė. Ir jis daugiausia galėjo duoti naudos. Bet jo labai bijojo, matot, visi, jie žinojo, kas yra Vėgėlė, ką jis galėjo ties, kokius pokyčius daryti. Sistema drebėjo biškį ir ką padarė žmonėms. Nu jo, išaiškino, koks jisai čia negeras, nesažiningas. Jo, bet kas išaiškino? Nausėda buvo, taip, ir Šimonytė. Taip. Nu, ten jau... Bet Šimonytės visą konservatyvą valdė visą žiniasklaidą praktiškai. Taip, Tai tie paleido tos šunys lot. Nu, žmonės sako, jie guloja, vadasi gal blogas. Nu. Jo, bet žmonės juk gyveno, jie gyveno tos 5 metus prie Nausėdos. Nausėdos laikais, kaip čia įvardino. Nu, jo. Prie Nausėdos. Kaip prie Smetonos buvo čia prie Nausėdos. Jo. Gyveno prie Nausėdos ir gyveno prie Šimonytės. Nu. Tai man asmeniškai nekilo jokių abejonių, aš balsavau už Vėgėlę, jį neišrinko. Taip. Dabar liko 2. Tai liko Šimonytė, tai jau blogiau būti negali. Bet jūs galėjote ginėti rinkimus, bet baisu buvo, kad nedaug dievė. Ne, nu kaip. Ir turėjai, kaip. ne tai, kad už kažką, bet prieš kažką. Jo, nu kaip. Tai Šimonytė, tai jau čia, jeigu išrinktų, tai čia iš vis. Nu, įsivaizduoti negalima. Įsivaizduoti, jeigu Šimonytė būtų prezidentas. Negazdykit manęs. Negazdykit. Bet galite įsivaizduoti. Nelabai. Neįmanoma tiek įsivaizduoti, Karoli. Nu, Ar jūs įsivaizduojat? Bet žiūrėkit, ką galite įsivaizduoti. Negaliu. Kokia būtų aplinka. O Jėzus. Kiek konservatorių sukištų visur. Taip jų sukišta pilna. Nu jo, bet giminės visi, suprantat? Visi būtų sulindę. Aš nekalbu, kad jau ten... Šimonių giminė platė kažkokia buvo. Jo, nieko nedirbtų nieko. Tai kur dėsis? Tai reikėjo balsuoti už Nausėdą, kad neišrinktų Šimonytę. Nu. Taip. Matot. Bėgom visi skubėt gelbėti, nors tiek jau geresnį variantą. O Lietuva turėjo galimybę, turėjo progą išsirinkti ir geriau gyventi. Kiek būtų geriau buvę? Iš esmės būtų, suprantat, ten Kryptis būtų pasikeitusi. Jo, iš esmės, suprantat, čiagi per dieną tą gyvenimą nepakeisi, bet jeigu, žiūrėkit, jeigu saulė pasirodo tik tai, iškart nuotaika geresnė, taip? Matytųsi. Nu, mes matome Amerikoje išrinkus kitą prezidentą, aišku, ten jau galios kitokius, bet Auris iš Rokiškio nori tada pasakyti. Klausom, Auri. Labą dieną, norėjau paklausti, kodėl įsijunginėja radijo stotis vakar? Tai koks čia Auris, čia ne Auris. Žiūrėkit, dėl radijo stoties įsijunginėjimo kartais būna ten visokių problemų, tvarkom ir tikrai nebus tų dalykų daug, bet nebus taip, kad ir nebūtų kažkokių tai gedimų. Neturime mes tiek lėšų, žinot, kaip LRT, taip, kad mūsų technika irgi sensta. Taip, kad jau nepykit, jeigu jau galit paremti, tai labai būčiau dėkingas, atnaujintum Alytų iš karto siųstuvus. Jonas čia iš Alytaus, kuris vis keikia, dar meluoja vardą savo. Nu, nesvarbu. Tai grįžtam prie esmės. Esmė yra Lietuvai žmonių likimą nulemenčių, Vokietijoje Amerika parodė savo. Kaip nuo prezidento priklauso, kaip viskas pasikeist gali. Sakau, Lietuvoje nėra prezidentas valdymas, bet ką Vėgėlė kalba, jisai kokius klausimus kelia. Dabar sako žmogus, šitą valdžią čia dar jie nieko, dar Seimas nedirba. Dar nieko neveikia, dar negalim čia sakyti, kad jie nieko nedaro. Nu, kad jie ten kažkas pareikalioja, paskandalyje, čia kiti ten muša, jau Petro neliko, tai dabar reikia Remigijų mušti. Nu, kažką reikia mušti, konservatoriai kitaip negali. Tai... Žiūrėkit, Seimas
dirba visą laiką, nėra Seimo atostogų, nėra. Taip, Pagal visą įstatymą, Jo. pagal konstituciją nėra. Bet šiandieną, matot, ką darė, praeitoj kadencijoje, kokie posėdžiai buvo, nuotoliniu būdu sėdė kažkur tai gal, žinot, Turkijoje įsijungęs telefoną, dalyvauja posėdžiuose, niekas nežino, kaip. Nu, apie ką čia kalbėti? vis tiek žiūrėkit, dabar palėtėm kainas. Baisu su tom kainom, taip? Nu, pavyzdžiui, to Amerikoje, jeigu matytumėt, kaip kalba apie kainas. Jeigu ten kalba apie kainas, ten nekalba, jokių deklaracijų nėra, apie kainas, pavyzdžiui, kalba. Tai tiesiai šviesiai sako, turim padaryti energetikos, kad kainos, elektros energijos kainos, kad sumažėtų. Kad būtų pigiau. Jo. Nes taip vis sako, reiškia gamintojui už elektrą mokėti daugiau. Atsiliepia į produkciją. Reikia transportui, reiškia už kūrą mokėti brangiau, kur veža maistą į parduotuvės. Atsiliepia į kainas, viskas atsiliepia. Tai toj vietoj turim sutvarkyti, kad, reiškia, kainos mažėtų. Įduotas, pavyzdžiui, ten naujas energetikos ministras, duotas nurodymas jam gręžti visur. Gręšim, sako, ir viskas. Gręšim, kad viskas pigiau būtų. Kad atpyktų. O Lietuvoje ką sako? A pas mus komisija, maisto taryba. Taip. Dabar vyriausybė sudarė, reiškia, biurokratijos mažinimo komisiją. Kaip jūs sakėt, Seimas nedirba. Tai dabar dėl maisto. Ir tai juk yra tarnyba, vartotojų teisų apsaugos tarnyba. Tai jeigu, aš čia vėl sakau savo nuomonę, bet aišku garantuoju, kad jeigu Amerikoje kaip Trumpas, tai jis iš karto tarnybą paleistų. Neveikli. Paklaustų, ką jūs dėl kainų, parodykit, ką jūs čia, kokią turit medžiagą, jie nežiūri tų dalykų visiškai. Bet pažiūrėkit dabar Amerikoje, ką šiandienom. Pateikit, ką veikit. Nesvarbu, kokio lygio. Slapta, neslapta karinė struktūra, bet kur. Pateikit, ką jūs veikit, kiek jūs sunaudojate ir ką jūs padarot, kad įvertinti. Įdomiai. Ten jau žinot. Atrodo, pavojingai šiek tiek, bet... Ten žiauriai, bet matyti užsitarnavo. Jeigu tai yra teisybė, kaip sako, kad iš tų valstybės tarnautojų į darbą ėjo 4%, 96% dirbo nuotoliniu būdu. Ir kiti, reiškia, pasinaudodami, kad nereikia į darbą, dar haltūrą rasdavo Amerikoje. Ir taip šneka, žinot. Bet, kaip sako, mes Amerikos sotus nebūsim, bet ką šneka reikia paklausyti. Šneka iš vis, žmoniška kalba. Pavyzdžiui, aš pats girdėjau, kaip sako, apie demografiją. Ten nevartoja tų žodžių demografija. Jie paprastai sako. Gimstamumas, vaikų, šeimoje kiek bus. Jo, sako, jauna mama, jaunas tėvas. Vaikas neturi, sako, jiem trukdyti. Mes turim tai padaryti, kad jie uždirbtų, kad jie galėtų dirbti, o vaikas, reiškia... Džiaugsmas turi būti. Džiaugsmas. Taip. Tada bus vaikų. Girdėjot pas mumi, kad kas taip sakytų. Pas mus šunų geriau turėkit. Šunis vedžiokite, ne vaikus. Kažkokie, žinot, nėra visai tų tikrųjų valstybės plėtros, šeimos plėtros, verslo plėtros sąlygų. Žinot, viskas daroma, kad nedirbt. Tai pažiūrėkit, jeigu Lietuva yra ta šalis, kur labiausia globojami, kurie nedirba. Pirmą vietą užimam Europos Sąjungoje. Jau pagal jų statistiką, tai ką kalbėti realiai? Nedirbk. Paglobos konservatoriai. Nedirbk, aišku, vėl pats kalbėjai nedirbs, reiškia, Amberfood bendrovė, reiškia, 105 darbuotojus visus atleidžia. Vasario 23 dienos. Ko? Gero gyvenimo. Iš Švedijos papasakos mums. Kaip Romai pas jūs Švedijoje ten? Oi,
Pas mus Nuotaikos. puiku, gražus pavasaris. Gerą dieną visiems, kurie klauso jūsų radiją ir kurie džiaugiasi. Aš ponui Karoliui klausimą tokį pasakysiu. Jis už mane da porą metų vyresnis, tai jis tikrai gerai atsimena, kaip Tarybų Sąjungoje statėm komunizmą. Nu tai žinot, juk nesunku buvo pastatyti, aš žinot, ko reikėjo. Va. Juk geriausiai buvo dalykai, tai rusiškas šnapsas ir šokiai. Rusai tik moka šokti ir gerti. Po to reikėjo lietuviškų mašinių gerų ir vokiškos tvarkos. Bet nei vienoj valstybei tų dalykų vienoj vietoje nebuvo. Va matot ir bardakas. Mano senelis sakydavo, dar atsimenu Chruščiovo laikais. Sako, vieną šlubą vokietis automatų reikia ir padarys tvarką. Jo, ačiū Romai. Aš manau, kad pajuokaut galima, pasigirti savo metais, svarbi informacija, bet esmė yra, ką daryti Lietuvoje žmonėms, kad ta kitokia Lietuva būtų. Čia esmė. Žiūrėkit, Ne, čia- bet ką ponas Romas sako, aš vis tiek negaliu neatsiliepti. Juk tie komunistai, kurie statė komunizmą, jie po šiai dieną stato Lietuvą. Taip, tie patys. Tie patys. Ir dar užsidėjo, kad tik tai neduok Dievas 75 metus nesužinotų, Jo, kas tie nors, patys. kad čia tie patys stato. Ir va, tai ir turim Jo, aš pastatyti. buvau irgi Čia to geras. vadinamo komunizmo statytojas, bet aš nebuvau partinis. Mane į partiją nieks nesiūlė niekad. Nepriėmės būtų Nu, turbūt. nesiūlė niekad man jo, nors man dėl darbo priekaištų neturėjo. Čia, žinot, kaip tavo anekdotė, ką į partiją priima, kai ateina ten, žinot, visokie ten raudoni, ridiką nepriima, nesako, tu iš lauko raudonas, bet viduje baltas. Ir ant galo paskui pomidorą sako, o tu tai tinki, nes tu skystas, raudonas visas gerai bus. Tai tokių skystų pilna buvo. Bet ir jie statė. Dabar šiandieną tie skysti stato tą skystą Lietuvą. Matot kas? Bet jos renka. Renka. Jos Tai- renka. Čia, matot, yra profesionalus makaronų kabinimas žmonėm ant ausų ir jie moka save pateikti, kalba taip tiek daug, kad sako žmogus, pažiūrėk, koks protingas, aš net nesuprantu, ką jis pasakė. O čia tai politikas. Nu, ką sako aš iki jo, reikia už jį balsuoti? Anam Seime buvo, jeigu neklystų, 20, atrodo, komunistų. Šitom nežinau kiek, bet žinau, kad yra. Žinau, kad yra, bet kad nu, ir mūsų pats vadas, valstybės vadovas. Jis nežinojo, kas komunistų partija, matot, stodamas, sako, stoju kaip iš Jie šūdą. nekalbėjo. Nemačiau. Aš suprantu, kad netyčia gali tamsiai į šūdą įsistoti. Nu, nematai, kad ten. Bet kalbėti apie tai Vida iš Kauno. Klausom, Vida. Labas rytas. Labas. Jo, tai aš suprantu, kad mūsų gynybai reikalingi pinigai, bet, klausykit, tokius įstatymus išleisti, ką mūsų Seimas dabar galvoja išleisti. Taigi nesąmonė ir nesąmonių. Dabar iš jūsų, kaip tik per jūsų žinias, išklausiau apie naują dalyką, apie šiukšlių konteinerius. Pasakė, kad reikia, kiek reiškia paskirta, tiek reikia išvežti į gatvę, pastatyti. Nesvarbu, kiek tų šiukšlių bus, bet pastatyti. Netgi tuščius ištempti, kad jie būtų. Tai pagalvokit, kam dabar tuos tuščius konteinerius traukti ir paskui atgal traukti. Gerai, jeigu sveiki žmonės, jie ištraukia ten taką, bet dabar, pavyzdžiui, aš neįgalioji esu. Tai dabar turi atvažiuoti pas mane socialinė darbuotoja, tą dieną ištempti iš vakaro tą šiukšlės, kitą dieną turi atvažiuoti atgal įtempti tą tuščią konteinerį, nes konteineris stovės ant gatvės. Šaligatvių nėra, mokamosios mašinos važinėja. Antras dalykas, jeigu stipresnis vėjas, konteineris nuvažiuoja žemyn nuo kalnelio ir dar sudaužys stovinčias mašinas. Priedo dar, kad socialinė atvažiuotų ir išvažiuotų, aš jai turiu, kaip sako, mokėti už valandą 3 eurus ten su viršum. Tai jinai sako, tu tik tiek moki, o kitis pinigus tai Europos pinigais dengia. Ten išeina valanda, kažkas tai apie 10 virš eurų. Vida, daug yra tų būtinių labai dalykų ir Europos pinigai, tai yra mūsų pinigai, ne Europos pinigai. Vat, žiūrėkit, ką dabar, kalbant, ką paskelbė Ignas Vėgėlė. Seimo narys, ne prezidentas. Aš manau, kad sekančioje kadencijoje tikrai žmonės supras, klaidą padarė ir pasirinks kitą variantą. Aš manau, kad tikrai prikalbinsim Vėgėlę, kad dalyvautų. Bet ką jisai šiandien kalba apie Lietuvos situaciją, skolas, ekonominę?
Juk pas mus žiūrėkit, kaip yra šiai dienai. Nei vienu metu nebuvo, kad išgyventų iš tiek, kiek uždirba Lietuva. Nei vienu metu Neužsidirbam tiek, kad užtektų pavalgyti. Jeigu taip kalbant. Jo, nei vienu metu nebuvo. Visą laiką skolinama. Visą laiką skolinama. Ir skolinama, jeigu dabar klausite apie 30 milijardų tos skolos, visus jos galite surinkti ir tegul jie parodo, ką jie padarė iš tus pinigus. Kur padėjo? Jo, Ką Amerikoje dabar daro? Parodyk, kur padėjai, ką darai. Jo, ką jie pastatė, jūs nieko nerasit. Jie neturi ką parodyti. Nu. O girdėjot, kad Nausėda prezidentas kalbėtų apie valstybės skolą. Girdėjot? Pats bankininkas buvęs, kuris tikrai žino. Nu, žino, nežino. Nu, vis tiek, iš tos srities. Bet čia jo pareiga yra. Pilietis, vat jūs pilietis, aš, ponia Vida pilietė. Taip. Juk čia skolina ant mūsų visų. Taip, ant mūsų galvos. Mūsų sąskaitą skolina. Nu. Žiūrėkit, ką sako Nausėda, aš jau straipsnį paėmiau, ką jisai sako. Kai visas dėmesys skiriamas pačių sukurtai, bet neegzistuojančiai tikroviai ir tos tikrovės propagandai, realybė lieka pakraštėse. A realybė va tai skola. Čia ta propaganda varo, kad Lietuva niekada gerai negyveno, taip išsivyščiusi pirmos vietos. O realybė yra tokia. Realybė yra tokia. Ir pavyzdžiui, pas mus skaičiuoja tą, reiškia, maksimus. Nu jo, tos kriterijus. Maastrichto kriterijus. Tai Vėgėlė 2 ima tos kriterijus nagrinėja. Vieną kriterijų reiškia valstybės skolos rodiklis ir viešųjų finansų deficitą. Tai bendras tas valstybės skolos rodiklis, tai yra bendras skolos rodiklis ir jis, reiškia, rodo, kiek tos yra skolos palyginti su to BVP. BVP to palyginti. Nu, tai jis nustatytas, kad, reiškia, valstybė gali skolintis pagal tą Maastrichtą 60%. Tai galėtų pagal tą BVP 47 milijardus paskolinti. Pas mumė 30 milijardų yra. Tai atrodytų, kad, nu... Dar resursų likę. Jo, dar galima skolyti. Bet, kaip suprantat, jeigu tokiais tempais augina tą valstybės skolą, čia rašo jisai, socialdemokratai, demokratai ir Nemuno aušra, baigdamas kadenciją pasieks, o gal net ir viršys 60% nuo BVP. Primenu, čia be jokių papildomų išlaidų gynybai. Pridėkite tos keletą papildomų milijardų gynybai kasmet ir per 4 metus 60% ramiausiai viršysime. Ir jokio skirtumo, ar Europa leis šį rodiklį viršyti ar ne. Mokėti palūkanas ir gražinti turėsime mes ir mūsų vaikai. Nu kas to nežino? Ir kas be jo taip šneka? Niekas. Varžykit, kitą jis tą viešųjų finansų rodiklį nagrinėja. Tas viešųjų finansų rodiklis tai rodo, kiek metams gali valdžia pasiskolinti, jeigu įtrūksta pinigų. 3% nuo BVP. Ir visgi šie skaičiai yra neskaitant jokių naujų planuojamų išlaidų gynybai. Vėlgi prie šį skaičių pridėkime, tarkime, 1 milijardų papildomos skolos per metus ir gausite tokią puokštę skolos, kad 28-ais baigiant naujos valdžios kadenciją. Skolos dydis viršys visus tuos tvarumo finansavimo limitus. Ką be kalbėti skolos aptarnavimą, palūkanas, kurios pridėjus tos 4 milijardų skolos, pačios perkaus milijardą litų. Milijardą reiks atiduoti už nieką, už palūkanas tik tai. Kad aptarnauja. Tik aptarnavimas. Procentai tie skolos, kaip vadinami. Taip. Dabar valdžios ekonomistai gali jūs raminti. Augantis bendrasis vidaus produktas didina skolos limitą. Todėl 60% nuo BVP rodiklio neviršysime. Džiaugsmas čia. Taip. Bet tai tik prielaida, jei Lietuvos ekonomika ženkliai augs. O pagrindas tokioms prielaidoms paprasčiausiai nėra. Šiemet jau padidinam mokesčius. Tiek verslams pelno mokestis, tiek vartotojams akcizai, kūrų ir panašiai. Pastarieji beje
įtakoja visą ekonomiką ir prekių kainų augimą. Aš čia nenoriu sakyti, bet pasakysiu, kad čia jis mini taip tik tai tą ekonomikos augimą į BVP. BVP tai ne ekonomika. BVP ne ekonomika, suprantat? Čia rodiklis yra. O galima sakyti, ekonomika čia ir Amerikos pavyzdys, jeigu paimsite. Kada gamina automobilius, kada gamina lėktuvus. Taip. Ką uždirbi? Ką padarai? Taip. Ką padarai? Kada, reiškia, apsirūpini maistų pilnai. Tai čia yra ekonomika. O kiek atima iš žmonių, tai čia ekonomika. O BVP? PVM padidino. Kad nuėjai į parduotuvę ir užmokė 21%, taip. O kitą dieną padidino jie kainas, dar didesnis tas BVP. Taip, ir auga BVP. Auga BVP, tai čia yra... Bet tai pažiūrėkite, paskaičiuoja, kad augs. O įmonės bankrutuoja. Ką mes augsim? Iš ko mes augsim? Tai čia, žinot, tai yra... Bet čia prezidentas turi šitos dalykus kelt, ne Vėgėlė. Turėtų prezidentas šitos dalykus žmonėm aiškinti, sakyti, kokią situaciją, kas darosi. Čia, aišku, gerai, kad Vėgėlė kalba, bet... Žiūrėkit. Bus vėl metinis pranešimas prezidento. Pernai buvo, kiekvienais metais būna, taip? Taip. Girdėjot kada nors panašaus? Pažiūrėsim, ką papasakos. Arnoldas nori prisijungti. Klausim, Arnoldai. Rytas, kolegos, aš manyčiau, Vėgėlės vieta bus tada, kada jis bus oficialiai paskirtose pareigose. Tai yra valstybės kaltintojas. O tai, kaip sakant, būtų 10 balų. Valstybės kaltintojas arba valstybės tribunolo pirmininkas. Žiūrėkit, gerbimiai, aš laukiu, nesulaukiu svarbaus momento. Kaip sakant, čia gal, kaip sakyti, nėra labai reikšmingi įvykiai. Vis dėlto, šiai Estijos nepriklausomybės diena, juk sesė Baltijos vėliavas kelia iš patrankų, turbūt nešaudo, bet nesvarbu. Dabar kitas momentas, ir Ukrainos, vadinasi, 3 metai nepaskelbto karo, kaip ten 41-й sakė, 4 часа утра Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Не paskelbtas karas nei iš vienos pusės, nei iš kitos. Keistas karas, hibridinio tipo, naujo tipo. Dabar žiūrėkit, vadinasi, kalbate apie gamybas, panašius dalykus. Senas yra pasakymas, kad vadinasi, dideli siekiai atsimuša į galimybių ribas. Štai vokiečiai, ko jie tik negamino, kaip Karolis sakė, ir punktualiai važiavo, ir iš Švedijos sakė, su automatais punktualiai Osvencime šaudė, daug dalykų darė punktualiai. Reikalas tas, kad punktualiai susprogdino dujų tiekimą, pigių, reiškia, energijos šaltinių iš Rusijos nebėra ir, vadinasi, geri norai 1, 2, 3 ir atsimušė į galimybių ribas. Ką aš noriu pasakyti? Aišku, čia kada galimybių iš vis nėra, kadangi čia šalis bankrotas, politikai yra iš esmės, jeigu dabar pažiūrėsite jų veiklą, vadinasi, per tos praeitus metus, tai yra politikai bankrotai, įskaitant nuo aukščiausio iki žemiausio, kas belieka, skolos. Tai dabar Zelenskio, kuriam vadinasi pagal Lend-Lizą, tu kariauk, žudykis, a mes iš tavęs paimsim mineralus, nes žemė jau paėmėm, dėl žemės od nuo ryto iki vakaro šiandien duoda centrinis radijas, ukrainiečiai kūkčia, kas belieka, žemę ginsime, kur tavo žemė, brangusis, BlackRockas paėmės viską senai, dabar žiūrėkit toliau, apie Mercą kalbėjote Vokietijoje, reiškia, kandidatas į premjerus, a jisai ne kas kitas, kai Rothschildo, vadinasi, statytinis dirbęs tam pačiam BlackRock'e, o visos, vadinasi, partijos alternatyvų Vokietijai ir Sara Wagenknecht buvo nustumti, dėl ko nustumti, kadangi atstovauja kairėje pusė, tai yra mūsų darbo žmogų, a kadangi dabar pasaulinė krizė ir kada jis į darbo žmonės nesukiltų, pilnai to prasme, netės ten žydiškas komunizmas Lenino laikų, vadys, bet normalūs žmonės, tie, kurie už savo teisės kovos, kas bus keliama į viršų? Į viršų bus keliama juodoji aristokratija, prastums fašizmą, o kur pavojus yra? Fašizmas pavojingas, gerbimiai dalykai, tą puikiai žinote, nes kaip senelis iš Švedijos sakė, jie taktas į taką su, vadinasi, mašin gavėrai savo, mašin pistolėm ir kitais dalykais, vadinasi, dirbs punktualiai. Aš perkelinę prasme metaforiškai kalbu, bet kas nuo to apsaugotas, galų galiama Ukraina nepavyzdys. Taigi, gerbėmiai, dar kartą pasveikinę savo brolius estų su nepriklausomybės diena, dronų prisipirko, galės gintis, vadinasi, tik neaišku nuo ko, kaip ir kiek ilgai. Ačiū ir iki. Visada daug, visko daug.
Žinot, išvalga į priekį, mes mėgstame, žinot, kalbėti apie tai, kas vyksta, kas buvo, kas bus, čia, žinot, pranašo, kaip pasakyti, būtų pavojinga. Jo, žiūrėkit, Mercas, sakė Rothschildo, jis dirbo, jis yra milijonierius, suprantat, turi 2 lėktuvus, vieną lėktuvą pats vairuoja, čia nėra toksai, kad būtų koks nors Nukvakęs. jo, suprantat. Aš nenoriu į tos dalykus lysti, ten jų gyvenimas. Aš linkėčiau ir džiaugčiausi, kad jiems sektųsi viskas gerai. Bet jo ta partija, tai jie 11 atominių elektrinių uždarė. Čia atėmė žmonių galimybę. Jo, tai energijos. Tai čia jeigu... Pigia energija. Jo, jeigu taip žiūrėsi, žino, tai tam, kaip sako, pragiedrulių nematysi. Matė šunės, daug dievė, kad jam viskas sekasi. Tai grįžtame į Lietuvą, net tiek jau čia mes turim daug laiko. Sakykit, vis tik tai dėl Vėgėlės pranešimo, dėl straipsnio, kas dar svarbaus. Baigiu, žiūrėkit. Vat tas analizės, jisai sako, aš čia nenoriu daugiau jo skaityti, tas analizės, bet jis sako, kad tų scenarijų ir analizės nesigirdi iš mūsų garsių ekonomistų. Grina tiesa. Suprantu, man nepataiko į oficiozą. Akivaizdu. Todėl ir jokių rimtų diskusijų nevyksta. Valdžia pasikeitė, bet viskas po senoviai. Diskutuojama tik apie tai, kas leidžiama ir patinka valdžiai. Prisišnekėsi, žiūrėk, paramos neperves ar iš darbo išmes. Šitą aš jau patyręs, šitą žinau. Kalbėti apie žmonės. Tas pats, taip, čia gyvenimas. Ir žinot, tų ekonomistų tikrai yra. Ir tikrai yra, kas susigaudo. Bijo kalbėti. Ir kaip man klausytojas sako, nauja valdžia čia dar nieko nedaro. Dar tas 100 dienų, žinot, Seimo išrinktų neseniai praėjo. Matysim, žinot, sunku labai pasakyti, kaip išsiminkit tarpusavį, matot, kaip jie ten dar nepasidalina, kas čia svarbesnis, ką čia dabar žmonės išrinko ir kas čia svarbalas, kuris didžiausias. Jo, žiūrėkit, bet vėl, ką jie čia jau dar vyriausybė nauja, lyg tai rūpestis. Maisto taryba ir biurokratijos mažinimo komitetas. Seimas juk dirba visą laiką. Seime yra, reiškia, priedermė Seimo, parlamentinė kontrolė. Per tą laiką dabar, kaip jie per visą tą žiemą. Galėjo daug ką padaryti. Jie galėjo tą parlamentinę kontrolę atlikti ir maisto klausimais. Taip? Ir biurokratija. Juk biurokratija tai iš kur atsirado? Juk čia neateina tarnautojai ir jie tenai prigalvoja. Jiem viską ponas Simonas Gentvilas. Taip? Nurodo. Įsakymus parašo. Įsakymus. Ponė Aušrinė Armonaitė. Taip. Ta pati ponė Ingrida Šimonytė. Juk jie jiem nusiunčia. į dabar sudaryti tą komisiją, reiškia, ir biurokratiją mažins. Nu, žinot, duok Dieve, kad kas nors pradėtų judėti, nu, žinot, aš sakau dar vienas dalykas, kad pavyzdys labai Amerika, ką daro. Taigi imkit pavyzdį, nu, nors kiek, pajudinkit savo rankom čia Lietuvoje. Ne tik kalbėjom, kuriant, žinot, rašant rezoliucijas, kaip Petras sako, ką veikia parlamente, aš kiek klausiu. Rezoliucijas rašo ir tvirtina. Nu, sėdi visi svarbus labai. Kad judėtų darbai, kad kas nors, žinot, pajudėtų iš principų, iš pagrindų, ten net ta... Bet žiūrėkite, atėjo nauja valdžia. Jau mes šnekam ne vieną kartą ir negali prie to negrįžti. Atėjo nauja valdžia. Tai jūs testinumą daro testinumą. Bet, Karli, žmonės išrinko, kad nebūtų testinumo, kad keistų. Taip, bet o čia? Žiūrėkit, bet juk jie turi pasakyti. Taip. Mes tęsiam tą, kas čia gerai ir kas blogai. Keisim. Ar pasakė ką nors? Kol kas. Jie sutiko su to, kad išėjo tą Šimonytė, mes išėjau pakeltą galvą, kad Lietuva niekad taip gerai negyveno. Reikia neturėti ne tik širdies, bet ir proto, kad nematyti Lietuvos pažangos. Ir jie tyli. Nu, atėjo, jums gerai, vadinasi, gerai viskas. Ir jie tyli. Tyli? Nu. Tai jeigu jie tyli ir jiem viskas gerai, tai ko mums tikėtis tada?
A pasaulis kitas yra, pažiūrėkite, aš paskaitau apie Kiniją, kur paskaitau. Pažiūrėkit, Kinija. Kinija tęsia vidaus vartojimo stimuliavimą. Ir tęsia pritraukimą užsienio investicijų. Politika oficialiai. Tai toks planas buvo dabar patvirtintas Kinijos valstybės tarybos posėdėje. Jam tam posėdžiui pirmininkavo pats premjeras jų, Picen. Ir tarp tų uždavinių, vienas uždavinys, kad stiprinti liaudės, reiškia, gyventojų stiprinti pajamas ir tuo būdu vartojimą stiprinti, didinti vartojimą. Tai aišku, pirkimas atsiras, žodis pajamos, pirkimas geresnis, gamyba vyksta, mokesčiai didėja, valstybės. Jo, ir rašo kur, kokiose srityse. Pirmiausia, kultūroje, sporte, turizme. Ir dar, kaip jie sako, ir pas juos yra tokia, matot, nežinau, sniego ledo industrija. Ten didelė šalis, ten visko yra. Taip, matot. Ir vartojimą skatinti vidaus. Ne kainas, kaip tik didinti pajamas ir skatinti vidaus vartojimą. Dabar žiūrėkit, pernai Kinija eksportavo 6 milijonus 41 tūkstantį, 410 tūkstančių, 6 milijonus 410 tūkstančių automobilių. 23% daugiau kaip 23 metais. Niekas tiek pasaulyje nėra, kad tiek eksportuotų. Ir reiškia, pagal tos jų automobilių asociacijos, reiškia, pranešimą, tai daugiausiai pirko iš jų Rusija. Rusija pirko 24 metais 1 160 000 automobilių. Tai 27% daugiau kaip 22 metais. Ir tai yra, tas skaičius yra dvigubai didesnis negu automobilių eksportas į Meksiką. Čia Meksika antroji vietoj iš Kinijos perka automobilius. Už tai Trumpas ir pyksta, kad Meksika neperka iš jų. Iš Amerikos neperka. Pigiau, matot, pigiau padaro. Dabar žiūrėkit kitas, iš kitos, Kinijoje. Pramogų parkas Šanchajuje atidaro tematinę zoną skirtą Harry Poteriui. Ir parko operatorius paskelbė jau, kad jie susitarė, reiškia, steigti bendrą įmonę. Dokumentas jau tas reguliuoja dabar jau ir laukiama, kad ta tematinė zona bus 53 000 kvadratinių metrų plotą užims. 53 000 kvadratinių metrų plotą. Ir ten bus ir uždari, ir atviros, reiškia, zonos. Ir bendra investicijų suma į šitą Harry Poterio parką Šanchajuje bus 380 milijonų dolerių. Tai valdžia pati, žiūrėkit, jie suformuoja kryptis, investuoja ir žinau, kiek ten bus. Kiek uždirbsi iš to? Jo, tai ten, kaip aš, kaip paimu, aš tai atranką, tai pažiūrėjau, kas man akis krenta, bet ten, jeigu paimt, ką tenai nori, viskas parašyta ir lygti tą patį. Ir kaina to lyčia, kaip išgauna tenai ir kiek. Ten pilna tokių dalykų, suprantat? Grinai, kur liečia žmonės, kur yra darbas, konkretus darbas. Nu, ką pas mus žino? Ką pas mus pasako? Kad širdies neturit, kad nematot, kaip gerai. Atskirtumas. Ir kuo žmonės paskatinti dirbti. Jeigu Lietuvoje sudarytos sąlygos nedirbti, šiandien 160 000 yra bedarbių, nėra tokios vietos Lietuvoje, kokios veiklos, kad netruktų darbininkų. Darbuotojų. Nu, nėra, aš nežinau. Visur trūksta žmonių į darbą. O 160 000. Ir pasirodo, pažiūrėkit, Lietuvoje yra geriausios sąlygos nedirbti.
verslui kokios sąlygos sudarytos šiandieną. Pažiūrėkit, iš jūsų pusė tikrintoje eina nespėja sukurti įmonės, jau tau mokesčių sumokėk iš anksto. Nu, kaip žmogus gali? Nori statyti namą šiandien žmogus. Jis negali. Gentviliukas tas, pažiūrėkit, pridarė kokių problemų žmonėm. Tu neturi teisės žmogaus savo rankom statyti. Nu, kaip šitaip galima? Galima. Jam reikia, matot, kur jurtą statoma tam Simonui, ten. O ten jis galėtų pareguliuoti. Žiūrėkit, kaip dabar reiškia konservatorių darbas. Kaip žinot, visur strateginiai planai, visur strateginiai planai, visur. Žiūrėkit, vienas užsakymas sutarimas. Čia iš senesnių istorijos. Dėl Kauno miesto 6-15 metų strateginio plano rodiklių sistemos koregavimo. Jau ten buvo dėl plano sudaryta sutartys, kad padarytų tą planą. A čia dabar rodiklių koregavimo. Tai vat, kad įsivaizduoti. 14 litų už 1 valandą, o valandų 1785. Tai apie 70 000 grubiai. Bet tai buvo litai, dabar kaip dabar eurai, panašiai. Bet čia aš dėl ko šito reiškia paliečiau. Jūs atsimenat, nei vienos ataskaitos strateginio plano nebuvo. Atsimenat? Puikiai. Nei vienos. Taip. Bet pinigai išėjo. Pinigai ne tik išėjo strateginiam planam, bet išėjo rodiklių koregavimui. Aš čia turiu visą suprantat, tu. Bet kaip šitaip sukurti vogimo schemas? Nu čia grinai vogimo schemos. Kaip įsisavinti, reikia sakyti? Oficialios. Čia yra oficialios. Čia vyksta konkursai per viešosius pirkimus. Ir pažiūrėkit, čiagi viešo intereso klausimas. Nu tokius dalykus turėtų atkreipti dėmesį ir prokuratūra. Kaip šitaip daroma? Nu kaip gali prokuratūra atkreipti, jeigu... kaip jie gali atkreipti? Tai negali prokuratūra versti partijas, jeigu žmonės renka. Suprantat? Nu jau. Žmonių valia. Žmonių valia. Taip. Rinkit toliau. Žinot, man tai labiausia buvo baisu tada, kada antikorupcijos komisija buvo, nuvažiavau pas tą naują Kauno apygardos prokurorą, kada Betingis jau baigė savo kadenciją, gražiai pasakęs, ir atėjo naujas. Jau dėl to užpylimo, žinot, kur teismo sprendimo nevykdo, kad kas dabar valytis plaukia, nerim, galvoju, neduok Dieve, būtų tie, kad užsikimštų. Paskestų vis į viršų nuo Kauno. Tai nuėjau aš pas jį su tais dokumentais visais, pasidėjom, aš jam viską parodžiau. Sako, aš bijau daryti. Sako, tai jau ko jūs bijot, jūsgi prokuroras. Sako, tu žinai, teismai apkaltins mane, kad aš neteisėtai sustabdžiau šitą procesą, tų namų statybą. Sako, ir man, ir mano vaikam, ir anūkam reikės išmokėti padarytus nuostolius. Jeigu jisai padarytų, priteistų, tai prokuroras turės tada sumokėti nuostolius. Sako, aš bijau, aš nesimsiu. Tai įsivaizduokit, kur mes esam, kur viešą. Sako, aš matau. Tai ką ten matyti, tengi paėmė Neries užpylė, suprantat. 2 hektarus kraštą iki... Gal ne 2 hektarus, bet kiek tenai užpylė. 2 hektarai ten gaunasi šitie. Jeigu im do krašto viso... Gal, bet užpylė specialiai, kad padidinti savo tą žemę. Taip. Ir uždėjo blokais, kad nenuplautų nedaug Dieve. Užpylė ir... O paskui užbetonavo, kad nenuplautų. Ir teismai priteisė, kad reiškia pašalinti. Nevykdo teismo sprendimų. Nu kas, kam rūpi? Kas tas teismas? Kam rūpi? Na, kaip bebūtų, bet kiek šitų dalykų vyko prie tų konservatorių, nuo Dieve, kad kažkas tai pasikeistų. Jeigu nepasikeis, tai kitokios Lietuvos nebus. Nepasikeis. Žmonės turi pasikeisti, žmonių turi požiūris pasikeisti, suprantat, jeigu jie gali vaikščioti laisvai iškėlę galvas ir tyčiotis iš tų naujų tyčiotis, iš naujos valdžios ir aiškiti, kokie jie gudrus, kokie jie protingi, o kad čia visi, kas pasakė žodį prieš, tai marginalas koks nors, ar radikalas, ar vatnikas, ar putinistas.
Tai matot, ir įstatymus tos kažkokius, kai jeigu tu kritikuoji valdžią, tai vadinasi, tu valstybės priešas. Įsivaizduokit, ką kalba. Juk kritikuojama tai ne valdžia, valdžios darbai. Darbai, taip. Ne valdžia. Ta valdžia gali būti kokia nori, neturi reikšmės, bet juk jinai dirba, mes tos darbus jos, nori, nenori, mes tos darbus čiupinėjom. Ir matom, kas ką daro. Bandom pasidalinti tais. O iš esmės tai va tas valdymas, tai kas jisai yra? Kur jie čia aiškina, kad Lietuva niekad taip gerai negyveno. Tai čia yra valstybės skurdinimas. Visi tie metai, va, konservatorių valdymo, visi tie, va, 35 metai, tai yra valstybės skurdinimas. Nes tik tai buvo griauta ir skolinta. Ir skolą kišama. Todėl, kad vienas dalykas, kad, reiškia, kalbamės ne taip, kaip dabar amerikonai kalba, žmonių kalba, kas yra. Pas mus, reiškia, jeigu mokyklas griovė, naikino mokyklas, tai vadino optimizavimas. Žmonių kalba kalbant, jis sugriovė mokyklą, tai sumažino švietimą. Žinot, man tai prisimenu dar iš jūsų to pasakymą labai trumpai. Vienas toks iš socdemų buvęs jau politikas, nenoriu sakyti pavardės, puikiai žinot. Sako, kai tu kalbi, tu negerai kalbi. Sako, tu turi atsakyti tuos žodžius, sako, kalbė, kad čia optimizavimas, kad čia optimizuoti reikia, kad čia reikia, sako, čiagi diplomatija, tai yra, politika yra diplomatijos menas. Tai čia reikia taip kalbėti, taip aptakiai, kad niekas nesuprastų, ką sakai. O paskui po to gali daryti, ką nori. Tai taip ir yra. Bet aš taip neturi būti. Bet taip yra. Juk jie vadina, reiškia, mokyklų griovimą, tai optimizavimas. O kad čia mažiau mokyklų, tai mažiau švietimo. Griauna, reiškia, ligoninės, mažiau ligoninių, mažiau gydymo. Juk taip yra. Vaikus neįgaliuosius įmeta į mokyklą bendrą, nereikia rūpintis jais. Kažkas tai vargsta. Bet kad tie vaikai ir taip nelaimingi vaikai yra, taip, kad jiem reikia kaip nors kompensuoti, suprantat? Kaip padėti jiems. Ir va čia optimizavimas, politinis optimizavimas. Tai paimti tos vaikus, numesti ir viskas. Optimizuoja. Ir jūs sveiki, kaip jūs norite, taip ten tvarkykitės. Bet čiagi oficialiai daromi tie dalykai. Ir reikia pagalbos žmonėm, o ne numesti. Čia visų dalykų mes čia negalim paliesti, laida mūsų baigėsi į pabaigą. Vis tik tai pavasaris jau labai greitai. Ar jūs matot Lietuvai pavasarį? Šventės, vėliavos, viskas gerai, kalbos iš tribūnų. Realus gyvenimas, nuo ko priklausyti turėtų? Vėl, jeigu žmonės sutiks su to, kad Lietuva niekada taip gerai negyveno, tai visi gerai gyvensim. Tai visi gerai gyvensim. O jeigu pasakys, man tas nepatinka, bet va tas darbas nepatinka. Ne tai, man Vėgėlė nepatinka jisai. Tarp kitko aš pasišneku, žinot, kur perku, kaip su tom pardavėjom pasišneku, Tai už ką jūs balsavote, aš sakau, už Vėgėlę. O, už Vėgėlę. Negražus, neaukštas. Jo. Suprantat, kaip? Aš ant tų žmonių, aš neturiu jam pretenzijų, kiekvienas gali galvoti. Man daleiskip, aš visą gyvenimą dirbau, tai pas mane kriterijai visiškai kiti. Aš matau, žmogus gali dirbti, negali dirbti. Suprantat? Jo, bet kaip žmonėms tos savokos, tos žinių suformuoti bagažą, kad jie galėtų sprendimus priimti gerovės valstybės kūrimui. O čia yra turbūt pats sudėtingiausias dalykas. Ir tokių žmonių nelabai reikia Lietuvoje, naujai mūsų valdžiai, senai valdžiai, žiniasklaida dirba visa. Kvailint žmonės. Partijom to nereikia. Partijom sistemą. Žmonėm valstybė reikia, o partijom nereikia. Jo, tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, kurie
norėtumėte laidą šią pamatyti ar pasidalinti, galbūt mes čia ir nieko gero nepasakėm, bet kažkokias tai temas turit patys jūs susigaudyti ir gvildenti savo gyvenime tuos reiškinius, kurie trukdo jums būti laimingiam. Tai YouTube Pūkas TV bus laida įkelta ir kaunas@pukas.lt galite rašyti temas laidų, kurias norėtumėte, kad panagrinėtume. Galim ir pakviesti į laidą, sės šalia, padiskutuoti. Taip, kad viskas jums atvira ir ačiū ekonomistui, politikos analitikui Karlui Bruderiui, kad randat laiko. Ačiū. Sveikatos turit, džiaugiuosi ir dėkingas ir aš pats. Ir aš Kęstutis Pūkas linkiu išminties. Iki. Kitokia Lietuva.